Sveiki, ką žiūrit. Surinkinėjom senuką masterį 2,5 litro G9 variklis. Ir noriu parodyti, kaip išstatyti, surinkti visas žymės, kad pastatyti paskirstymo diržą. Dabar čia jau jis pas mane stovi, kadangi negaliu ir filmuoti, ir dirbti kartu, nes rankų trūksta. Taip, čia įtempėjas, va matot, rodyklytė per vidurį nustatyta. Va taip, va, viskas atrodo. Dabar taip, prieš pradedant keisti diržą žymės. Su pirma pastatom alkūninį veleną, prasukam tiek, kad užfiksuotumėm va čia, va, kur varžtas išsukamas ir įsistato, o varžtas toks, ir įsistato strypelis į alkūninį veleną, va tenais. Čia pas man specialus, bet galit pasidaryti savo. Jis yra 7 mm storio, 8 cm ilgio plonoji dalis. Čia kur rankinėlės storis 10, tai yra 10 mm. Tai va, ir pasukam taip, kad visą tai vat, įlįstų ten iki galo, užfiksuotų alkūninis. Paskirstymo velenėliai plačiosios, jų vietos turi žiūrėti į mus. Siauras dalis ten. Siaura dalis yra 5 mm pločio. Ir dar, tai va čia antra, kaip sakant, žymė, trečia yra dar ten ant alkūninio, kaip ir ne ant alkūninio, bet ant šito vaškyvelio. Tipo apačioj kažkoks kaip šponkė, bet pas mane nesimato, kadangi pas man dar čia uždėtas vienas škyvas papildomas dėl čia kompresoriaus, čia pas man su navarotais ta mašina. Ir va dar vienas toks svarbus dalykas. Pasižiūrėti reikia. O čia stovi, o taip stovi, daviklis, paskirstymo velenėlių daviklis. Bet jisai stovi ant siurblio, kuro siurblio padantračio. Ir kai viskas teisingai stovi, pabandom. Va ten išsukus matosi, matysim, kaip čia padaryti. Matosi toks ant škyvo kaip brūkšnelis, įsikišimas. Jisai, pabandom iš naujo, kur čia nepagaunu. Pamečiau visiškai. Va, jis yra trumpas. Jeigu suksi daugiau, ten yra toks pats panašus brūkšnelis, tik per visą ilgį. O čia trumpas. Tas trumpas sutampa su va čia tokiu, va čia va tokia išėma, įgilinimas padarytas, va matot, va čia. Tai jeigu taip žiūrint, jis sutampa su ta išėma. Reiškia, viskas čia gerai pas mus stovi. Jeigu kažkokį kitą vaizdą matot, blogai. Žodžiu, visą šitą fiksuojam reikalą šitus paskirstymo velenėlius, kad jie nejudėtų. Va, aš pasidaręs tokią iš plokštelės tokį prietaisą. Fiksuojasi velenėliai, tada atsisuka, atsipalaiduoja šitie varžteliai.
Šitas tik atsipalaiduoja, šitas nusiima visiškai, tada dedasi diržas nuo apatinio, to ampliaračio dedas ant šito, ant pirmo leidimo, čia įleidimo šitie vožtuvai ir vilenėlės ir tada jau užsimauna tas ant dirželio dedat šitą škivuką nuimtą ir kartu jau ant įtempėjo dedat ir susukat ir užmaunat. Jis turi stovėti varžtai per maždaug per vidurį, kad nesiremtų į kraštus. Va tokie dalykai. Kam įdomu dėl plokštelės, plokštelė yra 5 mm tas jau siaura išima, tai jinai biški buvo storesnė, tai aš čia trupučiuką padražiau, kad tilptų. Žodžiu, čia tarp šitų skylių, tarp išimų yra 13,5 como. 13,5 como. Dabar šitie yra 21,5 pločio. Ir aukštis 3, čia nėra labai tas svarbu aukštis, 3 comai aukštis. O toks labai patogus įrankis, užfiksuojat. Jeigu nelenda, tai čia atpalaiduojat ir pasukiojat šiek tiek šitą vilenėlį, kad jis įsistatytų tiesiai. Maždaug tiek. Kažkaip tai čia viskas kreivai gavosi. Kam įdomu, rašykit.